Nu, labryt. Ketvirtadienis, nauja savaitė, po 4 išeiginių, pasiruošęs kovai. Orai džiugin. Šiandien paskutinis rytuks, kai biškelį ir patraukė, pašalė, bet šiaip keliai jau neblogi. Ir praneš vėl ateinančią savaitę kitą, +5 lietų ir taip primečiau čia po paskutinių 2 dienų tų darbingų per tos sniegus. Gal geriau tegu lyn po tos purvynus, negu ką slidi šaltai sniego pilna. Atvariau staigiai, susidėliau daiktus, bišk prasipučiau, apstvarkiau, kad būtų pusė velnio dabar ateinančiam 3 dienom. Ir jau vakar žinau, ką krausius, bet dabar tiksliai matau tonažus, svorius. Tai gerai, važiuosim dabar į Falkenbergą, ten aišku, kiek užtruksim, kol pasikrausim, ir tada važiuosim į Rudą Skylutę. Iš tikrųjų, toks tiesiog kaimelio pavadinimas. Mes ten esam buvę, čia buvo ta pati diena, kai aš davažiavau Kalmarą ir už parkingą susimokėjau. Tas pats ūkininkas, kurį ir dušas, atsimenat, kur maudžiaus. Tai labai gerai, nes šiandien mes ten įsikraunam ir važiuosim į visai kitą galą, kur nebūtų jokio dušo, nieko, ir reikėtų mėgoti taip, bet mes išsimaudysim, pavažiuosim dar kažkiek, tada jau eisim mėgoti. Kas džiugin? Tai į tą Rudą mes turim iš vis nuvežti 43 tonas vištų pašarą. Nu. Tada biškelį primečiau, susižiūrėjau. Irgi tas vienas bliūds. Aš tada buvau taip pasikrovęs, kad įvažiuodams aš jį išsikroviau, o dabar aš jį pasikrausiu į antrą mašinos kiaušį. Kad aš jau ten išvažiuodams išsikraučiau, ir tada ten pat greit nubėgsiu į dušiuką. Nu. Geras plans, pusė darbo, ne? Kavytės pasidariau, viską pasidariau. Visai niekai išmėgau. Vaiks biški. Neramiai šiąnakt mėgoja, tai toks daug prasibudinėjimų. Čia normaliai. 3 žadintuvų suskambėjo. Pastrikt tik tais po 4:15 jau darbė buvau, o dabar be 2:05. Čia kol apsitvarkiau, kol ta, kol ana. Taip įgavus. Odometrą nusinulinau, spidometrą galim sakyti. Įdomu bus pažiūrėti, kiek per 3 dienas pravažiuosim ir kiek per savaitę pravažiuosim. Nu, bet vėl, savaitė nelygiai. Dabar šiandien, rytojus, nesimato nemažai važiavimo, tai aišku bus tų kilometrų. Kartais ten per 3 dienas 700-800 kilometrų tik pravažiuoju, bet daug vietų. Išsikrovimų būn viską. Nu, minutė liko. Įdomu. A čia aš pirms pajudėsiu, o kolega užsikūręs mašiną ir matysim toj. Visi ant žemo starto, bet mes dviesit esam, tai aš pirms išjudėjau, 5 ryto. Kolega dar apstau su gabaritais. Mes judam. Lembiškai nesimatė. Pauzę padariau 107 valandas. Nu. Oi, paskutinės 3 dienos ir lapkričio nebebus. Bus gruodis. Per šventės kaip ir gaunas dirbama man, bet dar nėra 100%. Vakar su vadybininkė kalbėjau. Visko gal trumpesnė bus diena, gal reiks dieną prieš tai atidirbti arba dieną vėliau po to dirbti.
gal nereiks per raudonas dirbus matyti. Bet kokiu atveju 24 laisvo, 25 kaip ir į darbą, bet 100% dar neaišku, o paskui nauji metai, 31 išeina trečiadienis, tai va kaip tik man baigas darbs, nuo sausio 1 man savaitę laisva, tai neaišku irgi. Galbūt taip, kad 31 dirbsiu, bet gal trumpiau, o gal kai vis laik iki 8 vakaro, kas nebūtų irgi baisu. 9 vakare namuose grįžtų, pupti dušiukai, spėjai ferverkus pažiūrėti taip toliau. Važiuojam, prašvies, papliurpsim, kad štai tamsai, kaip buduliam šnekėti. Tebesu čia prašvito, bet aš dar vis čionais. Ką mes galim kažko užkasti ar kažką gal. Nežinau, gal kornį kokį suvalgom. Su baltu šokoladu, ne? Vienu žodžiu, pralaukiau eiliai 1,5 valandos. 8 pradėjau krautis. Ir pasirodo, mano pašaras. Vienas iš užsakymų, ten 5 tonas buvo, neparuoštos 5 tonas. Užmiršo. Kam nepasitaiko? Tik tam fabrike čia per dažnai pasitaiko. Tai viską pasikruojau. Viską 38 tonas pasikruojau. O tų 5 tonų dabar valandikė reikia palaukti. Bet apvažiavau aplinkui. Kolega priešais mane pradėjo krautis. Tai kaip sakant, baisiai daug laiko. Nu kaip, valandikė galim sakyti, prarasiu. Tai kolega pasikraus, tada šaunu į vidų ir aš pasikrausiu. Bet kol išvažiuosiu, iš čia bus 11. Tai dabar iškart pasidarau 15 minučių pertrauką. Na, vienu žodžiu. Tada iki vietos 207 km. Tai grubiai 4 valandas kelio. Trečia, išsimaudyti, nu. Ne kažku šiandien mes čia nudirbsim, bet toks darbas man reikia priprasti. Jau esu priprasti iš tikrųjų. Tik tieko. Pirmą dieną toks, niekas tokio. O ofise vis tiek, ne maždaug ir paplanavę tau darbo 3 dienom. Aišku, jeigu jau mato, kad visiškai nespėjai kažką nuėjam, bet jeigu pirmą dieną tokia, nieko tokio, čia lafa, paskutinę dieną jau gauni taip, kažlapę nugarę reikia varyti. Bus matyti. Šiandien nusirtojaus darbą maždaug žinau, tai netrodo baisiai baisu, o dėl šeštadienio bus matyti. Svarbu nesniktų, į slidį nebūtų, daugiau. Dzin. Neblogs kornis, baltų šokoladą. Šakės ko geras. Kavytės, dar turi rimtai kavytės pasirpčioti. Pietų dar nenoriu valgyti, dar ankstybiškai. Paskui, kai jau kelią išlėksiu, tada kažką pavalgysim gal. Jau kai startuosiu iš čia, tada turėsiu 3 valandas gazuoti iki pietų. Na tai gerai gausis. Apie 2 valandą papietausim. Pasidarysim pertrauką 2 pusvalandžio. Ir dar šviesoje nuvažiuosim į vietą. Bet esu ten buvęs, tai kažkaip net nepergyvenu. Vaikšto, ne visi rankas kišia, nesusikišia. Darbelis pasamnu, tai čia toks neatrodo. Nelabai stresavots.
Pagaliau, be 5:11. Atrodė visai nieko rytelis, bet gavos kaip ir eilinis. Kaip ir eilinis rytelis. 11 išvažiuojam, kam čia rodo navigacija. Nu taip ir rodo apie 3,5-4 valandas plus pertrauką, nu tai taip ir būsim apie 3 po 3 gal biški. O Jezu. Nu sunkiai šiandien esam užsikroję. 44 tonas beveik. Biški netgi per daug musiavo, ne? Biški, kiški. Reikia skambinti kolegai, pašnekėti dėl kito mėnesio, nes atėjo jau preliminarus toks kaip grafiks, nes gruodžio mėnesį mašinos važiuos visom dienom apart 24, 25, 31 gruodžio, tai gaunas taip, kad greičiausiai tos 2 savaitės, kur man pul dirbamas gruodį ir kaip būnu, kaip ši savaitė, 4, 5, 6 dirbu, sekmanį laisvas esu. Tai gruodį gausis, kad sekmanių nebus tų laisvų, tai gausis, kad ketvirtadienį pradėsiu darbą ir iki trečiadienio savaitėlę reiks atvaryti mašinai. Tai gruodį nusimato švaraus darbėlę, dabar preliminariai tai pasiskaičiau, tai gaunas apie 15 darbo dienų. Tik tiek, kad tokias 2 savaitės gaunas, kad būsiu išvaręs, bet neaišku, gal ir puls, kad pro namus važiuosiu, gal namus išmiegosiu, o gali puls taip, kad visą savaitę kur nors prasimalsi. Bus matyti. Reiks ant bairio, kai su vadybininkė kalbėjus, sakys, tą savaitę, kai dirbu, sakys, siūsk mane į šiaurę kur nors. Kad būtų smagiau, ne, bus ką parodyti. Reikia skambinti kolegai, pašnekėti, pažiūrėti. 273 kyla iki vietos. Dabar turim 3 valandas važiavimo dar iki pertraukos, tai dabar pavarysim 3 valandas, tada stosim papietauti, paskui minsim toliau. Nes šį vakar plans kaip ir aiškus, išsikraunu. Po kol kas taip kaip dabar esu, tai nežinau, į dušą, dabar neičiau į dušą, bet matysiu, kai išsikrausiu. Ar eisiu į dušą, ne? Jeigu ten baisiai nesuprakaituosiu, tai gal net neįsiu į dušą. Jeigu ką, tada rytoj rytą nueisiu. Nes šiandien išsikraunam, įvažiuojam link Lidšopingo. Lidšopingi ir dušas, mes aišku, nepasieksim šį vakar, bet mes rytoj rytą ten atsidursim, tai gal tada rytoj rytą nueisiu į dušą. Matysiu, kaip čia seksis, kaip kas bus šį vakar. Sakau, kaip atrodo dabar, tai gal net neįsiu į dušą pas tą ūkininką, išsikraunu, tiesiog varau link pasikrojimo vietos, bet gal da pasikeis, mano nuomonė. Vasarą kažkaip į dušą vos ne po kiekvieno pajudėjimo noris nubėgti, nes šlapsiasi kiaurai visą dieną vos ne. O dabar ką žinau, visi su striukiam vaikšto, aš kadangi pernešu šaltį šiek tiek, tai aš dar nebuvau kaip striukės apsimovęs darbe. Į darbą porą sykių buvau striukė apsimovęs viskas. Darbe kažkaip ant judesio, kai esi, nešalta.
Nu, biškai problematiškai čia su kišenėm, nes čia, blembarki, čia galėjau stoti. Ganėtinai ilgai ir platesnė, priekį dar matau vieną ir reikia stoti. Iki vietos dar 80 kg, bet aš čia beturiu 20 minučių važiuoti, tai reikia neprisiblūdyti, kad paskui nereikėtų belė kur arba autobuso stotelėje stovėti. Stojam čia viskas. Čia nemažai sniego dalyke šalikelėse. Manau, kad pas tą ūkininką nuvažiavus ten da bus balta, aišku, bus nubarstyta viską, bet sniego da turėtų būti nemažai. Pagrindiniai keliai šiaip normalūs, bet tokie +2. Naktį galbūt jokų, kai pradės temti. Ai, gerai bus. Pusvalanduką pauzytę. Iki vietos valandą. Po 2:15, tai kažkur po 3:15 būsim vietai. Iki 5 išsikraut +- dar 3 valandas pavažiuoti turėsim laiką. Kažkur tiek. Keista balta. Nu ką valgom? Turiu pastą carbonara ir turiu kepsnių. Galvoju, gal kepsnius reikia suvalgyti, nes kepsniai... Ai, ne. Vakar valgiau tą. Gal kepsnių valgau. Kepsnių, palauk, reikia išsimti. Išsimtą Iraną atsigerti. Bežiau navigacijai. Kai išsikrausim iki Ličiopingo, iki pasikrovimo vietos, nepilnai 300 km. Tai vėl grubiai apie 4 valandas. Seilės jau kaupas. Pasikrovimus man užbukins rytoj 9 ryto. Smarkiai gal net per vėlai. Nežinau, jaučiu pavalgysiu. Parašysiu vadybininkiai žinutę, kad perbukintų 8 ryto. Turėčiau spėti 7, bet tą valandą geriau užsimesti. Nes jeigu 9, biškėlį vėlai gaunas. Savo kepsniukai. Jokių žalumynų neturiu. Kai vis laik žioplys kažkaip reikia. Reikia priprasti pasiimti kokį agurkiuką, pomidorą, kažkaip prisidedu tos mėsos pastoju. Mėsos, bulvių, tai toks gaunas. Gerai, kada turi pipirų biškį, tuo. Savo pilna burna, taip skaniai būsiu, neįsivaizduojat. Namuose, aišku, vakar buvo iš vis ten su visais patarmasais, ne kečupais, o trupniais ir su salotomi taip toliau, bet darbį ir kaip ir. Reikia iškart jaučiu parašyti vadybininkai, žinote. Ką skaniai pavalgiau. Dar minutėlę, šaunam toliau. Kaip tik super šviesai būsim atvarę. Kol išsikrausim, aišku, sutems. Toks tas laiks. Mėnuo, kaip sakant, iki naujų metų pradės viskas gerėti. Po minutę, bet į gerą pusę. Kaip ką žadėjau, kad išsikrausiu ten prie tualeto, prie dušo paskutinį tą, tai gaunas tenka pirmą išsikrausiu, nes ten būtent tas pašaras, kurio laukiau. Tai pasikroviau priekabos paskutinį. Vasarą dzin, bet dabar išsikrausiu na pirmą. Neaišku, kas per situaciją matysiu, jeigu ten taip kaip čia bus švarus kiems, žvirkeliuks be ledo, be nieko, tai bele kaip gali, bet šiaip tenais, tada aplinkui, priekaba visa, 20 tonų turiu priekabai, tada vėl ratuką aplinkui ir 18 tonų iš mašinos. Ir tada jau sustosiu prie tualeto, prie dušo, spręsiu.
į Tuliką tikrai kabėksiu, o į dušą bus matėti. Kol kas vis dar esu tos minties, kad turbūt, kad ne. Rytoj rytą nueisiu į dušą. A vietoj nuvažiavęs, nes šiandien nieko neveikiau. Nu, bet veiks, aišku. Man da valandikė jums va. Kai čia sniego, eina savo. Sunku perteikt, bet šalikeliai iki kelių sniego jaučiu. Tai čia taip truopniai matyt varė. Aha, navigacija vėl mane čia ved. Siaurų to žvirkeliukų per tą medžio alėją, bet aš čia nevažiuosiu. Nes aš atsimenu iš praeitas, kad čia ir normalus gražus įvažiavėms, į nereik važiuoti tarp jokių medžių. Toj bišklėčiau važiuosiu jau, kai suksiu, tada langą nusivalysiu, nes ant tiek druskama faryts. Čia viens keliuks ir, bet čia ne. Nu, pas ūkininkai jaučiu važiuoti jau bus prisnigę. Čia va kits tas keliuks, bet mes irgi nevažiuosim. Mes važiuosim normaliu keliu. Jo, pas ūkininką man atrodo balta. Čia nais mūsų keliuks. Reikia įsijungti iš karto. Ir smėliukų, ir akmenukais nubarstyta, turėtų būti normaliai. Bet, kaip minėjau, neblūdysiu. Važiuoju aplinkui, išsikraunu priekabos paskutinį kiaušį, tada važiuoju, išsikraunu visą priekabą, apvažiuoju, išsikraunu mašiną. Nes dabar keliai tokie jau ne vasara, paskutinis čia vasara buvo, atsimenu. Na. Paskui važiavom žiūrėti krepšiuką į Kalmarą. Ten išsikrausim. Tada čia tenais. O, praeitą syk statė, a dabar jau pastatyts. Buvo tik tais ruošiams pagrinds pamatams. Dabar jau pastatyts. Taip, važiuojam. Čia grįšim, paskui važiuojam dabar. O, slidoka čia. Slidoka čia. Kadangi mes jau buvę, mes žinom, kaip čia kas ir. Pirms čia. 3/4 mašina, 7 priekaba. Saulės kolektoriai. Jo, čia sniegių kainas. Laukia +3. Bet sniego čia užvaryta nenormaliai. O sniego prieš savaitę. Nu, va, ką mes čia turim. Mums užteks, manau, trumpiausio žarnelės, šlangelės. Pasispaudžiau iškart 15 daryti. Po 3:15. Gal iki 5 plius minus turėtumėm išsikrauti. Vadybininkai parašiau, kad gali pakeisti laiką į 7 ar 8 ryto pasikrovimą. Be problemų turėčiau spėti. Čia būtent šitą vietą. O, mano priekabėlė, ačiū Dievui. Ta, kur ekstra važiavau. Vis tiek va pripranti dirbti su vienai, nie visiškai problemų. Čiuk, viskas kažkaip paprasčiau, patogiau. Ranka jau atmušta.
So. Ak, tu šaltis, užmiršau pirštinės apsimaut guminės. Bet mano guminė šlapės, aš tada neturiu, dabar. Bandom jungti. Senai jungia. Op. Gerai. Čia viskas gerai. Čia kranai išdilę neatsisuka. Vibruoja į apačią. Tai turi pataisyti tonus. Nereik norėti. Ir man šarnyrai kartais nelaiko priekabą irgi nėra pirmos jaunystės. Palauk, pirms, nebuvo. 91, jo, taip ir buvo. Iš pradžių pasikrovau toną, paskui turėjau 4 daryti. Tai paskui man čia jau per daug davarė. Jau. Viens bariuks ir varom. Važiuoja. Važiuojam. Saugiai sniega. Sakys. Čia mes turim, atsimenat, ir tualetą, ir dušą, kurio nežinau. Dušo paslaugom ar naudosios. Tualetų jo, bet dušo nežinau dar. Musiauka ne. Iš tikrųjų, tą vieną nubėgau iki tūliko. Nekokios žinios iš vadybininkės. Laikų nepavyko pakeisti ir, kaip supratau, visą dieną pilna pribukinta ten ir vėluoji pašarai. Tai galbūt taip, kad tie laikai irgi netitiks. Galbūt, kad 9 valandos pasikrovimas galbūt tik 10:11. Nežinau. Važiuosim, kada mums priklauso viskas. Oi. O. Biški prasisuko ratai. Aha. Čia tuokia. Turi atsargiai važiuoja dar. Kas jau keista iš tikrųjų. Tak, ką mes turim? Mes turim visą priekabą į 7. Mašinas 1, 2, 3, 3, 4, 4. Kaip viskas aišku. Ta viščiuką reiks nufotkinti, gerai atrodo. Ant sieną šviečiantis. 3, 4 ir čia. 7 ten gale. Nu, va čia ūkis tvarkinkštais. Apsisukims, pravalyta, apvalyta. Prie pačių bliūdų šitais praktiškai beveik sausa. Tenais mes turim 7. Jeigu 20 tonų, tai greičiausiai jis bus visiškai tušt 7. Daug kaip čia protingai apsisukti. Važiuojam tai. Aišku, protingiausiai būtų buvę čia kur sausiau apsisukinėti, bet kaip nors. Svorio turim mašinai. Gal neužboksuosim čia. Čia sniegą davė. Svarbu neskubėti. Neskubėti ir nesustoti tokiam keliui, apsisukinėjant. Atrasti aukso viduriuką. Palengva. Ir apsisukė. 7, kuris dabar čia mūsų 7. 8 vidurinis. Gerai bus. Einam pasidarbuoti ir besidarbuodami nuspręsim tiksliai apie dušą, ne? Pagalvosiu, dar vis galvoju. Nes ir tai ten aišku, tai. Brr. Eina savo. Galiu pasakyti vieną.
Ne, šilumos laukia. Ne tuoka šalta, bet bišk toks vėjuks. Linuoj, drėgmėje nutuokia. 5 vakarą mes tušti. Kažniuk. O dabar čia taip išnypši. Jam reikia šautuviuką pakeisti. O. Taip jau išnipštime. Biš paspaudė nešnipšti. Na niek. Nusprendžiau, nevarysiu jokį dušą. Rytoj rytą nuvarysiu, jeigu ką. Nes aš niek nedirbu šiandien, galiu pasakyti. Atvariau tenais, prakimarinau, pasikroviau, pavažiavau, dabar vėl porą valandų prakimarinau ant vėjo. Nesušilau, bet sušalau. Ir viskas. O 16:22 pradėjom išsikrovinėti, dabar ir 17, ne 15:22, atsiprašau, pradėjom, dabar lygiai 17 valandų. Raportierą prasineščiu, ką viską išsikrovėm. Tas čia, tas čia, tas. 44 tonas, 240 pristatėm normaliai. Da tiek nes pristatys. Bet gerai, buvo gerai pakrauta 18 tonų mašinai, likusios priekabai, kaip prikaltas važiavau. Aišku, ir kelias geras buvo. Ką iki vietos mums rodo? 288 kilometrai. Tai dabar tikslas koks? Iki Jončiopingo tikrai davažiuosim. Gal net čia kažkur aukščiau. Bet kažkodėl galvoju, gal davažiuosim iki ten, kur tada miegojom, atsimenat? Kur tada skubėjau, bus vietos, ten ilga ta kišenė ganėtinai. Tai iki ten tikrai turėčiau davažiuoti. Tai kažkaip galvoju, gal iki ten įvažiuoti. Ir viskas. O rytoj ryte ten tada liks apie 100 kilometrų iki vietos. 1,5 valandos, tai nežinau. Rytoj kažkaip 5 pradėti. Biškėlį durnai, nes nuvažiuosiu ten ant 7, jeigu iki 9 laukti, jeigu dar ilgiau kažkaip. Tai gal rytoj kokį 5:30 pradėsim 6, nežinau. Matysim. Da vadybininkė turėtų skambinti. Nors mes sonas susirašėm, bet vis tiek vis laik skambinti. Pasilgst mano balsą. Papliurpti. Aišku, juokauju. Niekai nepasilgst, tiesiog, kad būtų kažkokia tai informacija. Ir jin žinotų viską, dėl to ir skambina. Nu, tu šnipštelinė. Tave man reikia pakeisti, nes šnipšt. Tai bjauriai. Kol negirdė, negirdė. Bet kai pradedi girdėti, žinot, kaip ir pradedi erzinti. Oi. Iki iš telefono krautis. Nusifotkinau prie tuo viščiuku. Įdėjau story. Į tą melodiją. Viščiukų melodija. Ką, dabar grįšim tuo pačiu keliu panašiai? Reiks dar užsukti jau čia į Vetlandą grįžtant, tiksliau grįžtant, važiuojant link ten kurą įsipilti. Nes pusę bako yr, bet. Iki ten
300, paskui atgal nelabai man be užteks kitos kolonėlės, tai reiks įsipilti dabar iškart jaučiu. Tai paskui rytoj vėl reiks įsipilti, greičiausiai. Valgyt kažko jau visai taip, kaip norėčiau, bet pavažiuosim, tada atsipūtę sustosim, pasidarysim arbatikės viską ir pavakariniausim ką nors. Oi, kokie čia šlaitai. Nežinau, teisybę rodo, nes ilgai vietoj stovėjau, bet toj pavažiuosim biškį ilgiau bus matyti, bet kol kas rodo laukia +6, +7. Keista net. Laukia nėra šalta, iš tikrųjų, sakau, tik ta drėgmė tokia, toks šiaurinis vėjas. Nemaloniai trauk. Laipsnius rodo kol kas. Važiuojam. Važiuojam, žiūrėsim, iki kur čia mes davažiuosim. Ir kur čia pernakvosim. 5 laipsniai, nu, biškį nukrės gal. Nu, kiek ten buvo, kai mes pajudėjom? 280 mane. Kur mes čia buvom? Čia kažkur. Čia. Ruda. Nu, vai parvarėm. Ruda čia kažkur. Molila, Vetlanda, Nechija. Atsistojau tam pačiam parkingė. Tai iki vietos dabar turim 106 kilometrus. Galim tiesiog išjungti viską. Šio Jėzus Marijėlė. 106 kilometrai. 9 ryto pasikrovims. Dabar maniau. Jau ir viskas matomai rytuojausi šeštadienio darbai, tai rytoj darbo nemažai kilometrų. Šeštadienį irgi nemažai darbo. Tai rytoj musiau aš pradėsiu 7 ryto, kada 9 būčiau vietoj. Aišku, gausis taip, kad nusitęs vis iki 10 vakaro dirbims, tiek rytoj, tiek šeštadienį, bet niek nepadarysiu. Nenoriu rizikuoti pradėti 5, nuvažiuoti ten į vietą 7 ryto ir paskui stovėti 2 valandas. Geriau, jeigu ką, vakarė 2 valandas atstovėsiu kažkur, ar laukdams pasikrovimo, ar per dieną kažkur. Gal kažkoks bus įvykis, ar kažką reiks kažkur pastovėti, palaukti, negu karyti, tiesiog laukti. Laukt pasikrovimo, apie kurį tu žinojai, kad jis ir 9. Šiandien mes ką nuvažiavom? Mes šiandien nuvažiavom 575 kilometrus. Rytoj nusimato ne ką mažiau. Rytoj vakarė būtų žiauriai gerai pasiekti Ohus, nes rytoj, kai pasikrausim Lidšopingė iki Ohuso, į tą pusę turim 3 išsikrovimo vietas, ir būtų žiauriai gerai pasiekti Ohusą, pasikrauti šeštadienį. Nes šeštadienį nemažai darbo turim ir antras reisas į užkrėstą ūkį, po kurio reiks važiuoti plautis mašiną, nu vienu žodžiu. Tada tiesiog už šeštadienį krūvą reikalų geriau. Rytoj apsidraudžiam taip, kad išdirbti maksimaliai, kuo daugiau nudirbti, kad šeštadienį būtų mažiau strioko. Dabar ką, 15 minučių. Kadangi išsikraudinėdams 15 minučių pertrauką dariau ten, nes būčiau dabar ant minučių važiavęs. Dabar esu biškį įsigudrinęs, geriau pasidaryti pertrauks, jeigu įmanoma įsikraudinėdams, o paskui, kaip sakant, atsiėmė viskas. Kartais atsiėmė, kartais neatsiėmė, kartais atsiėmė su kaupu. Išsilygint. Skūstis negal. Tai va, nusimato netrumpą pertraukėlę. Tai žadintuvą statysiuos kokį 6 ryto. Atsipūtęs, atsikelsiu, pavalgysiu, kavytį pasidarysiu. Gal net po 6:10 kokį. Nes tik neturiu nei ką atsipraust nieko. Nuvažiuosiu į Lidšopingą, tad matys, kas per situaciją. Pasikrausiu, tad nuvarysiu
į po dušų greit palysiu, jaučiu ir atsiprausiu viskas. Tai va toks, nežinau, musiau, kad trumps video gavos, bet kad tokia trumpa diena, galim sakyti vien važiavimas. Vien važiavimas plus ta tamsa tokia, nieko gero. Pasvarstymai, atein šventės, kažkaip toks susimaistęs, vis tiek galvoju, kaip čia ką, kaip čia kas. Šventės, nauji metai, kalėdas. Lauk, iš tikrųjų, lauk. Pats niuriausias metas man dabar yra lapkritis ir gruodis toks nuotaikos prasme ir darbo prasme, nu, patys suprantat. Trumpiausias dienos, ta tamsa, lietus vėjai nepriduoda motyvacijos. Ir manau, bent jau man ir turbūt kai kuriems iš jūsų, kai praeina kalėdos, nauji metai, kažkaip pavasaris, pradėt kvepėti pavasarį, nors žiemą tik įsibėgėjai po naujų metų, bet vis tiek jau, žinai, sausis, jau čia sausis, vasaris atin, vasaris trumps, paskui kovo mano gimtadienis, kažkaip man tas metas iki mano gimtadienio greit ateini, paskui po mano gimtadienio jau, kaip sakant, gali su mocu pradėti važiuoti. Kas suteik vėl spalvų gyvenime, bent jau man. Tai va, šiandien tiek, šiam video tiek. Einu kaistis vandenuką, susitepti kokį sumuštinį ir ištiesiu kojytes. Eisiu ilsėtis. Nes esu anksti atsikėlęs, mažai mieguojas. Stengsiuos kompensuoti, nes rytoj vėl nusimato daug važiavimo. Darbo gal nebus vėl tiek daug, bet važiavimo daug. Aišku, tas 3 vietos naujas, bet daug važiavimo. Ačiū Dievui, keliai geri. Tai tiek, chebrytė. Iki pasimatymo poryt greičiausiai, ne? Čiau.